Labą dieną. Gerai mane girdit, aš nežinau. Gerai girdisi. Gerai. Wow, labai malonu jūsų matyti tiek daug čia susirinkus. Iš tikrųjų nesitikėjau. Praeitais metais šitame seminare pati buvau kaip klausytoja, sėdėjau gale salės ir iš tikrųjų gaunasi, kad šiemet jau stoviu čia kitoj pusėje. Ir kaip kolegė Irmina minėjo, kadangi esu pirmoji pranešėja šiandien, tai mano pranešimas bus toksai bendrinis apie asmeninius finansus apskritai, ką tai reiškia, kaip juos valdyti, kodėl yra svarbu valdyti asmeninius finansus. Ir iš tikrųjų savo pranešimą šiandien suskirščiau į tokias 7 dalis, labai taip struktūruotai. 7, kaip mes pavadinam, auksinės asmeninių finansų valdymo taisyklės, arba gal aš netgi sakyčiau 7 patarimai, 7 mano palinkėjimai jums, kadangi šiandien aš tikrai kažkokių labai didelių mokslinių tiesų čia nedėstysiu, bus daug dalykų, kurie tikriausiai jums yra jau kažkur girdėti, skaityti, galbūt tiesiog yra tokių dalykų, kuriuos mes žinome iš savęs, tiesiog iš pajautimo, bet kitą kartą reikia, kad kažkas tai dar kartą pakartotų, viską sudėliotų, kad imtumėmės iš tikrųjų kažką savo gyvenime keisti, daryti tą geresnę linkmę. Tai toks ir būtų mano tikslas šiandien. Tiesiog paskatinti jūs susimastyti, ką kiekvienas galėtumėm padaryti su savo asmeniniais finansais, kad mes juos valdytumėm, o ne pinigai valdytų mus. Tai va, ir iš karto bėgu prie pirmojo patarimo ar palinkėjimo, arba galima sakyti prie pirmojo galbūt mito laužimo, nes tikriausiai sutiksite, kad apskritai Lietuvoje yra pakankamai neįprasta kalbėti apie pinigus iš viso, tiek draugų būryje, tiek ypatingai šeimoje, tarp sutuoktinių, o tuo labiau yra neįprasta kalbėti apie pinigus su vaikais, nes tai neva yra ne jų reikalas ir jie turėtų čia nesikišti ir iš vis čia, kodėl jie turėtų žinoti, kiek tėvai uždirba ir panašiai. Mes sakome, kad kalbėti apie pinigus yra ne tik tai galima ir verta, bet praktiškai būtina, nes taip, mokyklose yra kažkiek tais ekonomikos pamokų, bet tikrai manom, kad jų yra nepakankamai, kad po mokyklos išėjęs žmogus galėtų pasakyti, kad aš esu pasiruošęs priimti visus finansinius sprendimus, kurie manęs laukia, kad žinau, kas manęs laukia ir esu stiprus šitoj vietoj, tai čia labai didelis ir svarbus vaidmuo tenka iš tikrųjų šeimoms, arba kaip mes sakom, šeimų universitetam, kalbėti apie pinigus, mokyti, pasakoti, nes iš tikrųjų taip jau yra, kad jeigu tėvai neįdeda investicijos šitoj vietoje ir nepadeda vaikam išmokti apie pinigus, tai paskui gaunasi, kad tėvai jau studentiško amžiaus sulaukusiam vaikui yra toksai kaip 24/7 dirbantis bankas, ar ne, ten truputėlį dar čia gal galėtum primesti tų pinigų ar dar kažkaip. Tai gera žinia ta yra, kad asmeninių finansų valdymas yra išmokstamas. Tai yra išmokstamas dalykas, išmokti gali visi, bet reikia praktikuotis. Neužtenka vien tik tai išgirsti, reikia praktikuotis, reikia bandyti. Tai jeigu nepadarysim to pirmo žingsnio, nesikalbėsime šeimose apie asmeninių finansų valdymą, tai padarysime meškos paslaugą savo jaunai kartai, vaikam, nepadėsime jiems pasiruošti. Apie tai dar truputėlį pakalbėsiu plačiau pabaigoj pranešimo, bet dabar bėgu prie sekančio vėlgi patarimo arba tam tikro mito. Gal sutiksite, kad kartais yra galvojama, kad asmeninių finansų valdymas praktiškai yra žodžio taupimas sinonimas. Jeigu aš esu pakankamai taupus, sugebu kažkiek tai nuo savo pajamų sutaupyti, tai viskas yra gerai, to ir reikia. Aš jau esu finansiškai raštingas, aš reiškia jau puikiai valdau savo asmeninius finansus, bet iš tikrųjų, jeigu jau taip pasigilinus į savoką, ką jinai reiškia, tai taupimas yra tik tai viena iš asmeninių finansų valdymo sričių. Jinai yra labai svarbi sritis ir mes apie ją šiandien pakalbėsim ir daugiau, bet tai yra ne vienintelė sritis. Yra dar toks dalykas kaip kasdieniai finansai arba kitaip, tai reiškia mano pinigų srautų suvaldymas, žinojimas, nes patikėkit, yra labai daug žmonių įvairaus amžiaus, kurie nežino ne tik tai savo išlaidų, kiek kam išleidžia, bet kitą kartą nežino ir savo pajamų, ypač jeigu jos yra nereguliarios ar kažkokios nevienodo dydžio, tai yra žmonių, kurie tiesiog nežino nei kiek gauna, nei kam ir kur ir kaip išleidžia. Tai va tas kasdienių finansų valdymas arba biudžetavimas yra nemažiau svarbu negu taupimas. Skolinimasis
asmeninių finansų valdymo irgi viena iš sričių - skolinimasis ir atsakingas skolinimasis. Kaip tai daryti atsakingai, ką tai reiškia? Draudimas ir investavimas. Ir sutaupimu visos šitos 5 sritis, visi sprendimai, kuriuos mes šitose 5 sritise priimam, jie ir yra tas asmeninių finansų valdymas, nes tikriausiai sutiksit, kad finansiniam gyvenime kartais padarytos kažkokios klaidos gali turėti, tokių skaudžių ir ilgalaikių pasiekmių. Tai va, gyvenime daug kur tikriausiai yra taip, kad norėdami kažką iš esmės keisti, gerinti, mes pirmiausia turime žinoti, kokia yra situacija toj srity čia ir dabar. Šiandien, kas yra blogai, ar kažkaip ne visiškai gerai ir žinoti, ką aš norėčiau pasiekti, turėti kažkokį tai tikslą, kažkokią siekiamybę ir tada žinodamas, kaip yra šiandien ir kaip yra, kaip aš norėčiau, kad būtų, turiu kažkokį planą, kryptį, kurios galiu laikytis, ar ne? Tai asmeninėse finansuose nusipiešti tą ar nusifotografuoti paveikslą, kaip yra šiandien, čia ir dabar, mums padeda biudžetas. O visa kita prasideda nuo konkrečių tikslų. Iš tikrųjų, jeigu taip iš praktikos pasidalinus, tai mes Finansų institutas daug bendraujam su moksleiviais, vykstam į mokyklas ir dažniausiai tai būna vyresnio amžiaus moksleiviai, bet būna ir pradinukai, mažiukai. Ir jeigu pradinuko vaiko paklausi, pavyzdžiui, ar taupai, tai dažniausiai pasako, taip taupau ir jeigu paklausi to vaiko mažo, o kam taupai, tai dažniausiai vaikas iš tikrųjų pakankamai konkrečiai žino, kam jisai taupo, ar tai būtų kažkoks žaislas, ten krepšinio kamuolys, nesvarbu. Tuo tarpu suaugusieji savo taip aiškiai labai įvardintus, iškristalizuotus finansinius tikslus įvardinti gali ne visada, o taupimas jis nuo to ir prasideda. Jeigu yra kažkoks tai tikslas, jisai mane tikriausiai motyvuos, jeigu tai yra man svarbus tikslas, nes dabar išėjus iš šitos paskaitos pradėti taupyti tik todėl, kad kažkas tai pasakė, yra sunku ir manau nelengva. Tai viskas prasideda nuo tikslo, kuris mane motyvuoja. Tie tikslai finansiniai pas žmonės gali būti labai labai skirtingi ir tai yra visiškai normalu. Taip pat yra normalu, kad to paties žmogaus finansiniai tikslai skirtingais gyvenimo etapais irgi yra skirtingi. Tai kaip pavyzdžiui, paprastas pavyzdys iš portalo Delfi, žinomas komikas Mantas Katleris taip teigia, kad jisai šiuo metu, jo prioritetas yra potyriai, kelionės, prisiminimai. Jisai investuoja į tai, užuot investavęs į kažkokius tai brangius drabužius ar kažką kito. Tai čia yra vienas iš pavyzdžių, tokių pavyzdžių gali būti begalės ir tai yra visiškai normalu, svarbu savo įsivardinti, kas tas mano tikslas yra. Ir visiškai yra normalu, kad žmogus turi ne vieną, ne du ir net ne 3 finansinius tikslus. Šitoj vietoj yra svarbu gebėti juos prioritetizuoti, išdėlioti prioritetų tvarka. Tai tikriausiai čia nereikia daug ir komentuoti, kad pagrindinis prioritetas mums visiems turėtų būti aprūpinta šiandiena, aprūpinta šeima. Jeigu turime kažkokių tai įsipareigojimų finansinių, jeigu turime netgi pradelstų mokėjimų, turėtumėm siekti juos kuo greičiau padengti tuos įsiskolinimus ir tada likusius pinigus galima būtų skirti kitiem dalykam, kaip pavyzdžiui taupimui. Finansinis rezervas, arba dar kitaip vadinama finansinė pagalvė, arba rezervas juodai dienai, kaip be pavadinsi, tai irgi yra labai svarbus, turėtų būti svarbus finansinis prioritetas kiekvienam iš mūsų, nes finansinis rezervas jisai suteikia saugumą. Aš tiesą sakant dabar, kadangi jau senokai gyvenu savarankiškai, nelabai įsivaizduoju, kaip aš galėčiau jaustis saugi, neturėdama visiškai jokio finansinio rezervo, kuris ir būtent yra skirtas kažkokiem tai nenumatytiem atvejam. Tai nereiškia, kad reikia galvoti nuolatos, bijoti, kad ateis kažkokia tai juoda diena ir tikrai kažkas blogo atsitiks. Ir kai mes su jaunimu kalbame apie asmeninį finansų valdymą ir taupimą šitus dalykus, tai aišku, nemalonu yra galvoti apie kažkokius tai blogus scenarijus gyvenimo, bet būna visko ir tiesiog finansiškai raštingas ir savo asmeninius finansus valdantis žmogus, jisai yra tiesiog pasiruošęs tam, kad nutikti gali bet kas ir jeigu kas, aš tada turėsiu iš kur pasiimti. Toliau draudimas, dar vienas būdas suteikti savo finansinį saugumą, ilgalaikis kaupimas, nes apskritai, kai mes kalbam apie taupimą, tai taupimas gali būti trumpalaikis, tai yra kažkokie tokie konkretūs tikslai, dažniausiai, nežinau, daiktai, kurie mes galim sutaupyti per kelis mėnesius ar metus ir tada yra ilgalaikis kaupimas, toks kaip senatviai, kaip vaikų ateičiai, tai jau toks kaupimas, kuris yra praktiškai nuolatinis procesas.
Ir investavimas. Tai ties investavimo aš daug neišsiplėsiu, todėl kad apie tai bus atskiras puikus pranešimas, bet tik tai noriu pasakyti, kad iš asmeninių finansų valdymo pusės, tai apie investavimą reikėtų, bent jau būtų patartina, pradėti galvoti tada, kai yra patenkinti žemiau esantis prioritetai, tai kitaip labai paprastai tariant, neinvestuokime visų savo santaupų, nes tai yra sritis rizikinga, susijusi su tam tikrom rizikom, reikalaujanti žinių, bet apie tai bus atskirai šiandien, manau, plačiau pakalbėta. O aš norėčiau grįžti prie biudžeto kaip prie pagrindinio asmeninių finansų planavimo ir valdymo įrankio. Aš žinau, kad pats žodis biudžetas arba tas patarimas, kad veskite biudžetą, jisai daugam skamba iš tikrųjų taip nuobodžiai, arba atrodo, kad čia tas biudžetas, čia kažką reikia daryti, bet iš tikrųjų šiais laikais tai vesti biudžetą yra labai paprasta, nes išmanusis telefonas visada prilipęs prie rankos, yra visokių programėlių, interneto bankai irgi siūlo visokius biudžeto vedimo įrankius, būdų yra įvairių. Kitiem, pavyzdžiui, mano vyrui yra patogiau vestis paprasčiausiai Excelį kompiuterį, tiesiog. Tai čia būdas, kaip tą daryti, nėra taip svarbu. Yra svarbiau daryti tą, vesti kiekvieną savo išlaidą, net ir ten kažkokį tai kavos išsinešimui podelį, kurį nusiperkam pakeliui į darbą ar namo. Svarbu biudžetą taip pat yra analizuoti. Vien tik tai vesti tos duomenis, tai čia nieko tas neduos. Svarbu analizuoti, kars nuo karto peržiūrėti, pasižiūrėti, ar vis dar gyvenu pagal kišenę, gal galėčiau daugiau sutaupyti kažkur ir panašiai. Ir kai žmogus turi kažkokį savo tikslą, kuriam norėtų sutaupyti, ir turi savo biudžetą, mato savo pajamas, savo išlaidas, išdėliotas kažkokia prioritetų tvarka, jisai atranda tas nišas, kuriuose jisai gali pasispausti ir sutaupyti vardan to tikslo, nes daugam atrodo, kad taupimas, tai yra toks tam tikras atiminėjimas iš savęs. Aš galėčiau dabar kažką sau leisti tokio ir dabar aš atimu iš savęs, bet iš tikrųjų tai nėra atiminėjimas iš savęs, tai yra atidėjimas pinigų ateities savo, nes iš tikrųjų mes atiduodam pinigus kažkam kitam, kai mes kažką perkam, kai mes taupom, mes atidedam pinigus savo, vardan savo kažkokio svarbaus didesnio tikslo. Ir biudžetas iš tikrųjų padeda kažkaip tai disciplinuoti save, mobilizuoti savo šeimos pastangas vardan bendrų tikslų, jeigu mes kalbam apie šeimos biudžetą. Ir dar kas, man atrodo, labai yra svarbu, kad biudžetas padeda prisitaikyti prie pasikeitusių finansinių aplinkybių. O kas yra tos pasikeitusios finansinės aplinkybės, gali būti bet kas. Ir kai kurie dalykai, jie tiesiog nuo mūsų nepriklauso. Ir kai mes, pavyzdžiui, vėlgi grįžtu prie to, kad kai mes bendraujam su moksleiviais ar studentais, kurie yra pilnai arba iš dalies išlaikomi tėvų ir pasakom jiem, kad biudžetas padeda jum prisitaikyti prie pasikeitusių finansinių aplinkybių. Ir jie galvoja, aš taip pats tai nedirbu, kokios pas mane gali būti finansinės aplinkybės, mane išlaiko tėvai, bet iš tikrųjų to jauno žmogaus, kurį išlaiko tėvai, tarkim, jeigu neduok dievė tėvai ten dėl kažkokių priežasčių sumažėja smarkiai jų pajamas, tai ir yra to jauno žmogaus finansinių aplinkybių pasikeitimas. Tai jeigu aš valdau savo pinigų srautus, viską žinau apie savo pinigų srautus, aš žinosiu, jeigu kažkas nutiktų, kur aš galiu truputėlį nukirpti, pasispausti, o kur negaliu. Ir panašiai. Tai taip viskas labai paprasta su tuo biudžetu ir labai naudinga. Bėgu prie 4 taisyklės arba 4 patarimo, taupykime išmintingai, kaip sakoma, taupyti irgi reikia mokėti. Labai paprasti keletas tokių patarimų, kuriuos kiekvienas galime naudoti savo kasdienybėje. Įprasti atsidėti nuolat dalį pajamų. Tai yra, kodėl aš taip sakau, todėl kad dalis žmonių, kurie ir taupo, jie atideda tai, kas lieka mėnesio gale. Arba sako, aš atidėsiu tai, kas liks mėnesio gale, jeigu liks. Tai galvojant, jeigu liks, tai dažnai būna, kad nieko ir nelieka. Tai toks taupimas jis yra nereguliarus arba jo iš viso kaip tokio nėra to taupimo, kai taip visą laiką galvoja, jeigu liks, neliko, gal liks kitą mėnesį. Tai patarimas būtų taupantiem vis dėlto įprasti atsidėti santaupas iš karto gavus pajamų ir tada jau su likusia suma stengtis išsiversti. Ir aš žinau, kad tikrai būna tokių atvejų, kai žmogui tikrai nėra iš ko taupyti. Aš čia nesu tam, kad pasakyčiau, jog visi galim sutaupyti tikrai be problemų. Ne, tikrai, aš suprantu, kad ne visada taip yra, bet
Lygiai taip pat kartais yra, kad žmonės tiesiog ieško kažkokių, pasiteisinimų, kodėl aš dar netaupau ir panašiai. Ten pradėsiu taupyti, kai mano atlyginimas padidės 20%, nes dabar tikrai neturiu iš ko. Bet nuo to fakto, kad mano atlyginimas kažkiek tai padidėja, man per naktį įprotis taupyti jis nuo to neatsiranda, jeigu aš nesu įpratęs taupyti iš anksčiau. Tai taupyti praktiškai galima pradėti mokyti vaikus jau nuo pat mažumės, kai tik tai jie pradeda gauti kišenpinigių. Tikriausiai patys žino tokių atvejų, kai žmogaus atlyginimas kaip ir auga, bet jisai kaip netaupė, taip ir netaupo, nes sugalvoti, kur išleisti tuos pinigus yra labai paprasta. Visi galim prigalvoti daug būdų, kur išleisti tuos pinigus ir daug visokių, daug neva svarbesnių būdų, kur negu taupimas, ar ne? Tai patarimas būtų paprasčiausiai pasistengti kiekvieną mėnesį atsidėti dalį pajamų. Ir kai mūsų klausia, tai kiek reikėtų atsidėti, kartais žmonėm norisi to konkretumo, ar čia reikia atsidėti po 50 eurų per mėnesį, ar po kiek. Tai tokio kažkokio vieno skaičiaus eurų išraišką aš irgi nepasakysiu, bet galiu pasakyti, kad sveikintina yra arba tokia siekiamybė yra, kad pavyktų atidėti bent 10% nuo pajamų kiekvieną mėnesį taupimui. Jeigu įmanoma, nuo 10 iki 20. Tai nereiškia, kad reikia atidėti po 10 kiekvienam tam prioritetui, kuriuos aš rodžiau, bet padiferencijuoti tiesiog apskritai taupimui apie 10%, jeigu pavyksta. Taip pat mūsų dažnai klausia, kai mes kalbam apie tą finansinę pagalbę, koks čia yra dydis, kiek čia jau yra, kad aš sutaupyčiau ir sakyčiau, kad viskas dabar jau saugu, ar tai yra 1500 eurų, ar 3, ar 10 tūkstančių, tai irgi suma yra individuali. Patarimas yra sukaupti finansinį rezervą, kuris sudarytų bent 3 atlyginimų dydžio. tą rezervą tam žmogui, kuris neturi išlaikytinių, neturi finansinių įsipareigojimų ir bent 6 atlyginimo dydžio rezervą tiem jau, kurie turi vaikų ir kurie turi kažkokių paskolų, tarkim, ar kitų finansinių įsipareigojimų. Na ir paprasčiausiai, nežinau, ar čia reikia daug komentuoti, santaupų kaupimas po čiužinių, galbūt jums irgi yra tekę skaityti, kai Lietuva ruošiasi įsivesti eurą, tas istorijas visas apie iš po grindų, iš po čiužinių, iš palėpių traukiamus pinigus. Tai tiesiog, logiška, tikriausiai visi suprantam, kad kaupti didelės sumas namuose yra nesaugu. Tai yra paprasčiausiai nesaugu, nuvertėjimas ir visi kiti dalykai. Tai tiesiog patarimas labai trumpai dabar būtų pagalvoti apie įvairius saugesnius, tokius veiksmingesnius santaupų laikymo būdus. Ir vėl grįžtu prie tos temos, kartais, kai žmonės sako, kad visiškai nėra iš ko sutaupyti, kiekvienas euro centas yra jau ten kažkur atiduodamas, kur būtinai reikia. Tai kaip ir daug kur gyvenime, sporte, dar kažkur, kaip mes irgi taip sakom, pradėkime nuo mažų žingsnelių. Paprasčiausiai pasižiūrėkime, ar turime tokių kažkokių mažų finansinių nuodėmių, kaip mes vadinam. Tai va tas kavos išsinešimui puodelis, ar kažkoks žurnalas, kurį nusipirkau ir tik tai pavarčiau ir padėjau. Kitą kartą atrodo, kas čia yra, euras šiandien, euras ten, o kai pabandau susumuoti su biudžeto pagalba per, pavyzdžiui, metus tą sumą, tai pamatau, kad gaunasi visai tokia kaip ir nebloga suma. Tai aš tikrai nesakau, kad reikėtų atsisakyti visų mažų finansinių nuodėmių, nieko savo neleisti ir gyventi susispaudus, bet kita vertus visi galime paieškoti tokių, kad ir mažų nišų pradžiai, kur galėtumėm daryti jau kažkokį pokytį. Čia yra irgi dar vienas pavyzdys apie tai, kad, kaip aš sakiau, finansiniai tikslai ir svajonės gali būti įvairūs ir tai yra normalu. Ir kad tikslingas taupimas, kai aš turiu labai aišku tikslą, kažkokią svajonę, jis yra įmanomas. Ir čia yra tatuiruočių meistras Raimundas Miškinis, kuris tikslingai taupydamas per 5 metus susitaupė savo svajonių automobiliui Lamborghini. Tiesiog vienas iš pavyzdžių įkvėpimui. Tai va, o aš bėgu prie kitos srities, asmeninių finansų valdyme, skolinimasis. Skolinimasis pats savaime tai tikrai nėra kažkoks tai baubas, kurio reikėtų bijoti, vengti ar panašiai. Tiesiog tai yra labai rimtas veiksmas susijęs su įsipareigojimais, kartais susijęs ir su labai ilgalaikiais įsipareigojimais. Ir tiesiog, kai jau kyla tas klausimas skolintis ar nesiskolinti, mes iš asmeninių finansų valdymo pusės patariam tiesiog pasitikrinti ir užduoti savo tokių keletą
klausimų, kaip pavyzdžiui, viskas kaip ir taupime prasideda nuo tikslo. Kokiu tikslu aš skolinuosi, labai aiškiai savo įsivardinti tą tikslą, objektą ar kas tai bebūtų. Nes kada aš jau įsivardinu tą objektą, aš tada galiu atsakyti savo į sekančius klausimus, tokius kaip pavyzdžiui, na ir tikrai man to kažkokio objekto reikia čia ir dabar. Ar aš negaliu jam verčiau susitaupyti, pavyzdžiui. Na, kaip pavyzdys būtų, sugalvoja žmogus važiuoti atostogų, kadangi iš anksto tam nesiruošia, santaupų tam neturi, sugalvoja, kad galbūt atostogom reikėtų pasiskolinti. Variantas, bet iš kitos pusės pagalvojus, na ką, nuvažiuoju atostogauti už skolintus pinigus, grįžtu po savaitės, pailsėjęs, viskas fainai, praeina dar savaitę, jau kažkaip tai jau ir tas įdegis nusiplauna, jau kažkaip tai ir į tą kasdienybę grįžtu, ar ne, o už paskolą vis dar moku su visom palūkanom ir visa kita. Jeigu žmogus sąmoningai priima šitą sprendimą ir jam viskas yra okei, tai okei. Tiesiog reikia sąžiningai savęs paklausti ir iš kitos pusės ir iš tikrųjų sąžiningai savo atsakyti, ar verta ir ar vertas tas objektas mano iš tikrųjų ilgalaikio įsipareigojimo. O jeigu jau nusprendėm, kad taip, kad reikia, kad skolinosi, kad verta, tada reikia tiesiog padaryti namų darbus, pasižiūrėti, kokios yra galimybės rinkoje. Žinom visi, kad dabar tų galimybių yra daug, paslaugų tiekėjų yra daug. Tai iš tikrųjų iš vienos pusės tai reiškia, kad kai mes renkame savo kažkokią paslaugą, mes turime skirti daugiau šiek tiek laiko, energijos, kad išanalizuotumėm visus tuos variantus. Iš kitos pusės, tokiu būdu aš galiu pasirinkti man iš tikrųjų šiandien geriausią variantą ir būti ramus, kad iš tikrųjų pasirinkau teisingai. Pasižiūrim, kokia yra galutinė kaina ir visi šitie dalykai ir taip pat labai svarbu įsivertinti, kokios yra mano galimybės gražinti tą paskolą. Ypač jeigu kalbam apie didesnės ilgametės paskolas, reikia galvoti iš tikrųjų ir į priekį, kas bus po 5, po 10, po 15 metų. Ir atsakius savo sąžiningai visus šitus klausimus, tada kažkaip tas skolinimasis ir nusišvečia truputį kitom spalvom. Ir va tai ir yra, kas slypi po savoką atsakingas skolinimasis. Ir jeigu jau priėmėte sprendimą iš tikrųjų skolintis, tai patarimas būtų tiesiog naudoti visus įmanomus tos saugiklius, kad nesusigadintumėm savo kredito istorijos, rūpintumėmės savo kredito istoriją, nes irgi būna kartais žmonės galvoja, kad jeigu aš neturiu pasiėmęs jokios paskolos iš banko šiuo metu, tai aš neturiu kredito istorijos, bet iš tikrųjų kredito istorijoje atsispindi ir tokie dalykai, kaip mūsų pasimtos ir ten kredito kortelės ir kažkokias automobilis, leasingų ir taip toliau. Jeigu aš turiu ten kažkokių neapmokėtų sąskaitų už telefoną ar kitas komunalinės paslaugas, tai atsispindi mūsų kredito istorijai. Iš esmės, kredito istoriją mes kūrėme patys, mes galime ją bloginti, galime ją gerinti, jeigu turime įsipareigojimų, tvarkingai juos vykdome, mes galime kelti savo kredito reitingą ir panašiai. Ir kaip to nepražiūrėti, tai patarimas būtų iš tikrųjų bent kartą per metus peržiūrėti savo kredito istoriją, o tai yra įmanoma padaryti nemokamai. Vieną kartą per metus kiekvienas žmogus gali sistemoje manokreditinfo.lt tą padaryti, nes kartais būna tokių atvejų, kai žmonės ateina pasimti, pavyzdžiui, būsto paskolą ir kaip sužino, jiem pasako, kad pas jūs juk ten kaba dar iš nežinia kiek senumo kažkokia sąskaita už telefoną neapmokėta, ten keletą eurų ar dar kažkas. Tai kad taip neatsitiktų, aš patariu iš tikrųjų ir patiem truputėlį parodyti iniciatyvą ir paprastai ten prisiregistravus galima gauti savo kredito istorijos ataskaitą ir pasižiūrėti. Ir kitas patarimas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, būtų niekada stenkitės nedengti vienų paskolų kitomis. Tai tikriausiai gal ir jūs žinote tokių atvejų, kai žmonės yra nuolat kažkam skolingi. Tik gaunu pajamų, iš karto atiduodu kažkokias pirmas ten skolas, bet tada man vėl pritrūksta iki mėnesio galo, tada aš turiu vėl pasiskolinti. Ir tas užburtas ratas iš jo išlysti yra labai sunku, jis yra labai ydingas. Ir čia turiu omeny nebūtinai įsiskolinimą kredito įstaigom, gali būti ir aplinkiniai, draugai, artimieji. Tai va tiesiog stengtis iš tikrųjų nepakliūti į tą ratą, iš kurio labai labai sunku išlysti. Šeštas patarimas yra truputėlį iš kitos pusės, negu buvo iki šiol. Jeigu iki šiol daugiau kalbėjom apie ten taupimą ir išlaidų kažkaip tai sureguliavimą, tai šeštas patarimas yra apie tokį daugiau pajamų uždirbimą, papildomų pajamų uždirbimo galimybės. Čia irgi toks yra daugiau patarimas, palinkėjimas, pasižiūrėti, ar savo darže įmanoma būtų ieškoti tų galimybių uždirbti papildomą uždarbį. Mums buvo šitas klausimas įdomus iš tikrųjų, todėl mes institute šį pavasarį atlikome tyrimą,
visose Baltijos šalyse ir pasižiūrėjome, kiek iš tikrųjų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra gyventojų, kurie kažką yra darę reguliariai, nereguliariai, nesvarbu, bet kad uždirbtų bent truputį papildomų pajamų. Tai paaiškėjo, kad Lietuvoje tokių žmonių yra apie pusę ir mes pagal šitą rodiklį lenkiam iš tikrųjų ir latvius, ir estus. Ir dar beveik trečdalis žmonių yra, kurie dar nemėgino kažkaip tai uždirbti papildomai, bet apie tai svarstė. O ką tai reiškia uždirbti papildomai, konkrečiai apie kokias veiklas mes čia kalbam, mes irgi paklausėm tų žmonių, kurie kažką daro, kokia yra ta veikla, ką jie daro. Tai dažniausiai visose Baltijos šalyse tai yra laisvai samdomų profesionalų veikla arba vadinamieji freelanceriai. Tai, fotografai, vertėjai, atlikėjai, web dizaineriai, programuotojai, visa šita. Tuomet konsultavimas kitų irgi kaip papildoma veikla, kodėlgi ne, jeigu aš turiu kažkokioj srity patirties, ekspertizės, kažkokios kompetencijos, kodėl aš negalėčiau pasidalinti tuos su kitais ir tokiu būdu uždirbti papildomų pajamų. Taip pat visose Baltijos šalyse tas pagalba įvairi namų ūkyje yra populiarus būdas, remontas, ten santechnikai, elektrikai, auklės paslaugos ir panašiai. Kol kas labai yra nedidelis procentas, ten apačioje 1%, kur yra, kaip sakant, dalymosi ekonomikos, visi šitie dalykai, Airbnb, Uberis ir taip toliau. Kažkaip man taip norisi tikėti, kad jeigu pakartotumėm šitą tyrimą po keletos metų, gal tas procentas būtų truputėlį didesnis, nes galima sakyti, kad dar pas mus Lietuvoje viskas taip dar tik tai įsibėgėja ta dalymosi ekonomika. Tai bet kokiu atveju aš manau, kad paieškoti būdų, kaip savo hobius ar savo kažkokius tai neeilinius gebėjimus paversti papildomų pajamų šaltiniu mes galėtumėm. Tik noriu pabrėžti, kad jeigu jau kalbam apie tokį rimtesnį užsiėmimą, kažkokia individualia veikla, tai tiesiog reikėtų nepamiršti pasidomėti visais tais teisiniais ir mokestiniais dalykais. Aš dabar taip daug neišsiplėsiu apie tai, bet internete tikrai yra apie tai informacijos. Versli Lietuva, verslovartai.lt, VMI, ten yra tokios informacijos, kaip pavyzdžiui, kada jau apsimoka kurti juridinį asmenį, kada dar galima veikti su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažyma, ko jie skiriasi, kaip skiriasi mokesčiai. Visi šitie dalykai iš tikrųjų yra pakankamai aiškiai pateikti ir jeigu bus reikalas, tikrai siūlau pasidomėti. Ir 7 mano patarimas arba taisyklė, praktiškai pabaigsiu tuo, nuo ko ir pradėjau. Iš tikrųjų, gal sutiksite, kad vienam pačiam valdyti savo asmeninius finansus, susitarti su savim dėl savo tikslų, susitarti su savim, kad aš jų laikyčiausi, tai yra viena, bet šeimoje susitarti dėl tikslų ir žiūrėti, kad visi jų laikytųsi, tai yra jau visai kas kita ir tai yra kartais ir pakankamai nelengva, nes pinigai yra viena iš tų sričių, tokių kaip temų ar priežasčių, dėl ko labai dažnai šeimose, porose, santokose kyla kivirčiai ir visokie nesusipratimai ir pykčiai. Ir būna, kad sutuoktiniai ar poroj žmonės užsiema tą vadinamąją finansinę neištikimybę. Tai reiškia slepia vieni nuo kitų kažkokius tai su pinigais susijusius dalykus, kas šiais laikais yra labai paprasta, todėl kad žmonės turi savo pinigus laiko ne tik kad skirtingose sąskaitose, gali laikyti iš vis skirtingose bankuose ir nors ta savoka bendras biudžetas, jinai dar kaip ir naudojama, bet jau visi suprantam, kad bendras biudžetas tai nėra kažkoks vienas bendras stiklainis, kur visi sumetam savo pinigus, ar ne? Tai sakoma, kad moteris dažniau mėgsta pagražinti pirkinių kainą, o vyrai labiau mėgsta nuslėpti savo tikras pajamas arba savo kažkokias tai skolas. Tai kad tos finansinės neištikimybės poroj ar šeimoje nebūtų, tiesiog keletas patarimų, pasiskirstyti atsakomybės, susitarti taisyklės, kontroliuoti išlaidas, tai reiškia žiūrėti, kad išlaidos neviršytų pajamų, čia yra iš vis pagrindinė asmeninių finansų valdymo taisyklė, nusistatyti išlaidų limitus, pavyzdžiui, susitarti šeimoje ar poroje, koks pirkinys yra jau laikomas brangiu pirkiniu, nuo kokios sumos aš jau turėčiau prieš įsigydamas pasitarti su savo antrąja puse. Arba, pavyzdžiui, nusistatyti dovanų limitus. Bet dabar, kadangi artėja šventės, tai yra labai toksai, manau, patogus būdas išbandyti šitą patarimą. Aš pati su savo vyru mes šitą taikome jau seniai. Prieš kiekvienas kalėdas susitariam arba kažkokį tai vieną bendrą dovanų biudžetą, arba atskirai dovanom ten vienai kitai, kiek galim skirti. Ir tada kiekvienas turi to laikytis. Nes žinot, būna tokių situacijų, kad vienas nuperka ten, pavyzdžiui,
savo tėvam kažkokią tai labai gerą dovaną ir sako, taigi čia tėvai, aš negaliu taupyti šitos dovanos sąskaito, o kitas sako, betgi mes susitarėm, kad mes būsim taupesni, tai aš nupirkau 3 pigesnę dovaną, tai kaip man dabar jaustis? Tai va tokie visokie dalykai, kad to neatsitiktų, tai tikrai patariu pabandyti apsitarti, nusistatyti limitus, nusistatyti atsakomybės, kas už ką moka, kas už ką atsako, vienas moka komunalinius mokesčius apmoka, kitas moka už nuomą, bet tai turi būti aiškiai susitarta ir kartais verta grįžti ir tas taisyklės peržiūrėti, nes tikriausiai logiška, kad jeigu skirtingas pajamas poroje uždirba žmonės, tai tam, kuris uždirba daugiau, tiesiog procentaliai tenka didesnė kažkokia tai atsakomybių dalis, bet galbūt po kiek laiko pasikeitus situacijai, pasikeitus pajamom, galima tas taisyklės peržiūrėti, bet reikia kalbėtis, reikia klausytis, nes be šito nieko nebus. Ir čia pakalbėjau apie šeimą, tai yra poroj, kaip valdyti pinigus, ir paskutinis dalykas apie pinigus vaikam. Tai būtent apie ką aš ir pradėjau, apie tai, kad tėvam šitoj vietoj tenka labai didelė ir svarbi atsakomybė paruošti savo vaikus savarankiškam gyvenimui, ir kartais žmonėm atrodo, kad klausimas kyla, nuo kada jau galima kalbėti su savo vaiku apie pinigus, tai nuo 15 metų ar nuo 18 ar nuo kiek. Iš tikrųjų, dar su iki mokyklinio amžiaus vaiku jau galima pradėti kalbėti apie pinigus. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai vaikai kišenpinigius pradeda gauti tada, kai pradeda eiti į mokyklą, ar ne, ten kažkiek euro centų ar eurą. Ir paskui būna taip, kad pradinukų mokytojai kviečiasi mus, kad mes nuvažiuotumėm pas pradinukus ir papasakotumėm jiem, kodėl yra negerai mėtyti centus ant žemės. Kodėl negerai dalintis tais pinigais, bet kaip tenai, nes vaikai nesupranta tos pinigo vertės, nes jie dažniausiai mato, kaip tėvai prisikrovė pilnus krepšius pirkinių, paduoda kažkokią kortelę kasininkį ir išeina, arba pasiema pinigus iš kažkokio langelio sienoje ir kaip jie tada galvoja, tai ten tikriausiai tie pinigai gaminasi ir kažkaip niekada nesibaigia, ar ne? Tai ta pinigų vertė, apie tai verta su vaiku pasikalbėti dar iki gaunant jam pirmus kišenpinigius ir paskui vaikui augant po truputėlį didinti atsakomybę. Tai reiškia, kad iš tikrųjų reikia nebijoti ir suteikti vaikui tą atsakomybę. Kaip pavyzdys būtų vėlgi tie patys kišenpinigiai. Dažniausiai, kai mes paklausėm netgi 12-okų, kaip dažnai jūs gaunat kišenpinigių iš tėvų, atsakymas būna kartą per savaitę, kiti gauna kartą ten per porą dienų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai tas jaunas žmogus neužilgo išeis iš tėvų namų ir gaus pinigus kartą per mėnesį, jis visiškai nesugebės suvaldyti savo pinigų srautų, kad jam užtektų tam mėnesiui ir gausis taip, kaip dažnai gaunasi, kad viską išleidau, o dar liko 2 savaitės, ką tada daryti? Prašyti vėl tėvų, ar kaip čia skolintis, tai kad taip nebūtų, galima iš tikrųjų verta jau pradėti vaikui augant, retinti tas kišenpinigių davimo dažnį, duoti didesniem sumom, bet rečiau, kartą per 2 savaitės, kartą per mėnesį, nusiųsti vaiką patį apsipirkti šeimai savaitį, kad jis pamatytų, kiek viskas kainuoja, nes kitą kartą, žinokit, jie tikrai neįsivaizduoja, kiek viskas kainuoja. Tai tokie paprasti patarimai, matau, kad mano laikas jau eina į pabaigą. Nepamirškime, kad savo vaikam mes esame geriausias pavyzdys ir aš tikrai pabaigoje ir noriu palinkėti, kad mes visi ir būtumėm geriausias įmanomas pavyzdys. Ačiū.